Sveiki, esu Laimutė Gudavičienė, vaikų darželio Debesų vaikai įkūrėja. Šiuo metu jau esame užaugę į mokyklą darželį ir vadinamės Tauragės dvaro mokykla darželis Debesų vaikai. Esame įsikūrę unikalioj tokioj vietoj, Tauragės dvaro kaime, tai ir į savo pavadinimą šį terminą įdėjome, kad būtų aiški vietovė iš tiesų. Kadangi dirbau valstybinėme darželyje 8 metus, mačiau visą ugdymo procesą, kaip tai vyksta, daug stebėjau, kaip jaučiasi tame vaikai, tame tokiam dideliam skaičiuje. Po 300 vaikų ir vis galvodavau, kaip čia padaryti kitaip ir ar įmanoma būtų kitaip. Taip pat tuo metu radosi iniciatyvių mamų grupelė, kai pradėjo kalbėti, kad reikėtų kitokio darželio vaikam, kurie nepritampa tradiciniam darželiui. Ir pradėjo mane raginti, šnekinti, o mano buvo sena svajonė turėti savo, kaip sakant, įkurtą darželį. Kad jis bus lauko, miško pakraipa, aš taip nemaniau niekada, bet paskui pradėjau domėtis, stažuotis lauko darželiuose ir mane tai labai užkabino, nes aš pati vaikystę esu praleidus vienkiemy. Tai man tokia basakoja vaikystė labai imponuoja ir aš stengiuosi atkartoti čia tai. Darželis turi ne tik nuostabią 1,5 hektaro teritoriją, tačiau ir nuostabų dangaus spalvos namą, kuriame galime jaukiai susirinkti, pavalgyti, sušilti, pasislėpti nuo lietaus, taip pat pailsėti, pamiegoti. Antrame aukšte yra miego zona ir yra mokyklėlė, klasė vyresniems vaikams, kurie jau vadinasi mokinukais pas mus, ne darželinukais. Paramos lėšomis yra didžiąja dalim įsigyta viskas, pradedant namo statybą. Pirmasis projektas toks ir buvo – pastatyti medinį karkasinį namą, kad jis būtų toks sveikesnis, būtent su medinėm grindim, ne kažkokiais ten linoleumais. Tai ir buvo pati pradžia. Aišku, reikėjo įdėti ir savų lėšų, beveik tiek pat į visą šitą dalyką. Antru projektu mes įsigijome, jau daugiau tvarkėme aplinką, įrengėme takelius, pavėsines, įrengėme lauko klasę, šiltnamį ir žaidimų aikštelę, kas labai buvo aktualu ir svarbu vaikams. Ir taip pat įsigijome mokyklinių baldų, lentynų štai tų gražių, virtuvės įrangą, kurios mes turėjome visiškai buitinę, o dabar turim jau šiek tiek pramoninį tą variantą.